Labą vakarą. Tikiuosi veikia sistema. Viskas veikia, sveiki. Gerai, tuoj užkrausiu savo, savo skaidres. Kur čia šėras čia? Tai. Taip, tai viskas atrodo šaudo, tai ne, kiek čia turim to laiko, tai beveik ir galėsim pradėti, tai tie nebent tu kažkokį dar įžanginį žodelį. Tai žinoma, norėtumėm pirmą Jums padėkoti, kad jau praėjo visas, galima sakyti, sezonas karybos paskaitų ir iš tikrųjų apie šitą Korėjos karą tai aš net nelabai žinojau, tai pavadinimas gali ir tinkamas. Tai tikiuosi, kad šiandien bus visiems labai įdomu išgirsti ir tada labai lauksim visko sugrįžtančio rudenį. Tai ačiū Jums dar kartą, kad prisideda taip prie SMD ir nebe priežasties esant garbės narys, tai tiesiog dideli jums dėkojimai. Ačiū už gražius žodžius ir iš tiesų taip, paskutinė paskaita šių mokslo metų, šiais metais gal truputėlį mažiau buvo paskaitų iš mano pusės, nes vis tiek ir gal daugiau dėstymo buvo pagrindinio ir truputėlį mokslinės veiklos daugiau, bet, kaip sakoma, tradicija nemiršta, tradiciją tęsiam ir, na, sakykime, iš karto galiu, aš galvoju, jau čia taip skaitant, ruošiantis. Tai ką mes turėsim rudeniui, galiu iškart pasakyti, kad planuoju startuoti rugsėjo viduryje su tema apie atominį ginklą, nes bus 80 metų, kai krito bombos Japonijoje ir gal ne tiek apie pačią operacijas, kas vyko Japonijoje, bet apie tai iš tiesų kokios yra kultūrinės, istorinės atminties įtampos pačioje Amerikoje, kai eina kalba apie atominio ginklo panaudojimą. Nes ten tikrai yra įdomių dalykų, kurie vyksta, kur įsitraukia istorikai, visuomenė, politikai. Tai aš pagalvoju, kad visai yra įdomu ir prasminga pakalbėti iš tiesų, koks yra šiandien Amerikos, ypatingai pirmiausia, Amerikos santykis su branduoliniu ginklu ir tuo pirmu vieninteliu epizodu, kada jis buvo panaudotas. Tai čia tikrai tą darysim. Kita tema, manau, kad bus tikrai rudenį galim sakyti, kad bus tęsinys to, ką šiandien šnekėsiu. Nes tikrai Korėjos karas, manau, yra primirštas nepelnytai ir yra ką apie jį daugiau diskutuoti. Tai čia tokie spontaniški mano pamastymai, kas jau lauktų, sakyčiau, ankstyvai rudenį, o vėliau žiūrėsime, nes yra ir taip pat įvykiai Irake, Afganistane. Iš tiesų, prieš 20 metų įvykiai irgi siūlo įdomių paskaitų tematikų. Visą laiką, aišku, norisi grįžti kažkur ir į gilesnę praeitį. Tai kaip sakoma, paskaitos tęsis. O šiandieną noriu pakalbėti apie Korėjos karą ir pirmiausia, dėl paprastos priežasties. Kitą trečiadienį, birželio 25, bus lygiai 75 metai, kai šitas konfliktas prasidėjo. Nes 1950 m. birželio 25 d. anksti ryte istorikai diskutuoja, ir ne tik korėjiečių istorikai, bet diskutuoja ir Amerikos, ir pačių kinų istorikai, kas visgi pirmieji atidengė ugnį. Pirštai truputėlį yra kreipiami labiau į Pietų Korėjos pusę, bet tikrai nėra niekam abejonių, kas ruošiasi geriau galimoms gal pasienio provokacijoms, nes realiai po pirminių tokių labiau smulkių apsišaudimų pasienyje 25 metų birželio, 50 metų birželio 25 dieną Šiaurės Korėja tiesiog valandos bėgyje reaguoja su intensyviu artileriniu apšaudimu, masė karių kerta sieną Korėjų ir yra judama labai sparčiai link sostinės Seulo ir kaip matysite vėliau žemėlapiuose, kas kaip vyksta. Tai vat, visą šitame kontekste tiesiog pagalvojau, kad būtų prasminga ir pakalbėti apie jį, nes ne veltui
ne veltui ir pavadinau šitą pavadinimą paskaitos Primirštas karas, nes jeigu įvestumėm į, na, sakykime, Google ar Google Scholar ar dabar jau dirbtinio intelekto platformas, sakykime, užklausą apie Korėjos karą, turbūt viena pagrindinių tokių, na, žodelių, lydinčių žodį karas būtų pamirštas, Forgotten War ar primirštas, nes tikrai masė yra straipsnių, knygų, kurie šneka apie šitą karą kaip pamirštą karą, nes jis tarsi, va, ne, nu, va, ilgai imsime, jeigu imsime Amerikos istoriją, tai jis labai yra įdomus iš tiesų, nes mes turime antrą pasaulinį karą, kuris yra didžiulis įvykis, ne, ir Amerika laimi tiek Ramiajam vandenyne, tiek Europoje, ir tai yra ta didžioji pergalė prieš blogį, gėrio kova ir taip toliau. Ir tada Koreja yra tarsi toks, na, afteris 5 metai po visų įvykių Europoje ir Pasifike. Ir lyg ir būtų, tasme, jis truko 3 metus karas, 3 su truputėliu, ten plius vienas mėnuo, 53 metų Liepą baigiamas konfliktas. Bet iš tiesų paskui Korejos karas yra užgožiamas Vietnamo karo. Vėlgi turbūt mes puikiai suprantame Vietnamo karo jau ne tik karinį, bet ir tokį gal kultūrinį, labiau politinį efektą Junktinėms Amerikos valstijoms, vidaus politikoje ir Johnsono, ir Nixono politikos visos dedamosios. Ir taip gaunasi, kad sakykime, kad Amerikos tokio gal populiariojo atmintyje labiau fiksuojasi Antras pasaulinis karas, Vietnamas ir paskui jau į Persijos įlankos karas, 90-ieji. O, vat, sakykime, Korejos karas kažkur fone ir, pavyzdžiui, vat, vienas iš tokių gal, nu, nežinau, ar daug ką pasakančių, ar simbolinių dalykų, tai va čia ir mano visos paskaitos fonas, ne, tai yra, čia yra paminklas, ar čia jau bent dalis paminklo, vadinamo memorial. Kas iš jūsų esate buvę, gal dalis išklausytų yra, teko lankytis Vašingtone, tai vadinamasis yra visas National Mall, aš nežinau, čia negi kaip lietuviškai versumėm, nacionalinį tokia, nu, vienu žodžiu, didžiulė erdvė nuo Linkolno paminklo iki Kongresų rūmų, ir toje erdvėje stovi ir masė muziejų, bet dalis tos erdvės yra skirta atminti žuvusiems žmonėms įvairiuose karuose. Ir mes turime ten Antro pasaulinio karo memorialą, mes turime labai įdomų, įspūdingą Vietnamo karo memorialą. Ir Korejos. Pirmo pasaulinio karo yra nuošaliau, kas beje turbūt dar labiau primirštas karas pas amerikiečius yra pirmasis pasaulinis, labiau netgi negu Korejos. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad Vietnamo karo memorialas buvo pastatytas net nepraėjus 10-mečiui po Vietnamo karo pabaigos. O vat šitas paminklas, kuris matote, jis yra pastatytas tik 90-aisiais, jis dabar yra truputėlį atnaujintas ir papildytas, bet grubiai tariant, tasme, Vietnamas, Vietnamas susilaukė greičiau paminklo ir atminimo ir pagerbimo negu Korejos karas, kuris vyko anksčiau, kuris pareikalavo irgi nemenko Amerikos karių gyvybių skaičiaus. Ir savotiškai tas karas, kad gal ir primirštas politinėme lygmenyje, bet kultūrinėje plotmėje jis nebuvo iki galo užmirštas ir manau, kad Lietuvos auditorija irgi yra pakankamai susipažinusi su va tokiu serialu, kuris vadinasi Karo lauko ligoninė, MEŠ, kur tikrai yra, kaip čia pasakyti, nu, amerikietiško stiliaus komedija, trumpos serijos, situacinis humoras, bet gerai padarytas ir toks, sakyčiau, humoras, na, pirmiausia apie karinis humoras. Ir tas serialas buvo populiarus ir jis ėjo ne vieną sezoną. Ir tai serialas yra apie karo medicinos stovyklą ir joje dirbančius medikus ir personalą Korejos karo metu. Tai jis kaip ir kažkuria prasme yra galvose, bet realiai vis tiek jis nėra tiek ryškiai matomas, ar jo labiau, ką žinau, duodantis kažkokį politinį kreditą ar politikams, ar kare dalyvausiams kariams Korejos, negu lyginsi, pavyzdžiui, Antrą pasaulinį karą ir Vietnamą. Tai Koreja yra primirštas. Ir netgi dar labiau turbūt, kaip vėliau matysit, kažkiek užsiminsiu, Korejos karas yra primirštas netgi valstybėse, kurios taip pat dalyvavo iš vakarų pusės. Nes šitame kare mes turime ir Britanijos nemažą kontingentą karių dalyvaujantį. Mes turime ir Olandus, mes turime ir Australus. Tai šitų valstybių karinėje istorijoje vėlgi šitas konfliktas, jis yra toksai
paraštėse, kaip čia, išnašose. Ir toks labai yra įdomus tas momentas. Tai ir kartais galvoji, kodėl šitas karas taip nusipelnė tokios kažkokios paraštinės pozicijos. Ar todėl, kad jis neįdomus? Bet jis nėra neįdomus, nes Korėjos buvo padalintos dar iki karo, Korėjos pusiasalis yra padalintas po antro pasaulinio karo. Realiai šitas karas nieko neįsprendė, kas liečia teritorinį pasiskirstimą. Nenoriu meluoti, bet turbūt ten būtų galima skaičiuoti vos ne kvadratiniais metrais, kokį plotą prarado valstybės, nes plius minus ties 38 paralelė. Ir taip kaip jinai ir buvo iki karo, taip ir plius minus ties ten ir liekama po viso konflikto. Tai galima sakyti, kad nėra esminio iš vis teritorinio persiskirstimo po karo. A, Taip kaip prieš karą šiaurėje yra komunistinė, bet aišku, dar ne tokia totalitarinė, kokia yra dabar, bet ir komunizminis režimas ten toliau ir lieka. O pietuose yra plačiaja prasme provakarietiška valdžia. Plačiaja, todėl kad yra labai specifiškai žiūrima į tai, kaip reikia valdyti Koreją ir tikrai vėliau ir karo metu yra autoritarinis valdymas, kurį amerikiečiai sunkiai realiai toleruoja politikai, bet toleruoja todėl, kad valdančioji dauguma ar diktatūra yra antiek antikomunistiška, kad, na, sakykime, Vašingtonas praryja tą piliulę ir, na, sakykime taip, apsimeta nematantis, sakykime, kokius daro represijas ir nusikaltimus valdantysis Korėjos režimas ir karo metu, ir po jo. Bet daugeliu atveju, sakykime, tai va ta dinamika tokia įdomi, kad realiai ar kas pasikeičia. Nu, tai dar galėsim apie tai pakalbėti. Iš dalies yra dalykų, kurie pasikeičia. Beje, čia labai dažnas yra tas kvizinis viktorinų klausimas. Jeigu žiūrėti grinai pagal formalėje teisę, visus kitus dalykus, tai Korėjos karas nėra pasibaigęs techninė prasme, nes jis 53 metų Liepą jis yra pasirašomos paliaubos. Paliaubos tai nėra taika. Paliaubos yra, sakykime, pertrauka tarp kariavimo, kurios turi būti reguliariai kas tam tikras laikas atnaujinamos ir pratęsiamos. Tai galima netgi sakyti, kad na, karas tarp Korėjų ir toliau yra vykstantis, tokia grinai techninė teisinė prasme, bet mes puikiai žinome, kad na, kulkos nelaksto, kariai nežuva, miestai nėra atakuojami, kad įtampų regione yra taip ir bus, nes reikia pripažinti, kad Šiaurės Korėja visgi, jeigu imtumėm laiko imti pastarosius 20 metų, yra ženkliai sustiprėjusi kariškai, ne tik branduolinio ginklo kūrime, bet ir raketinių pajėgumų ir sustiprėjusi tiek, kad gali duoti savo karius ir pirmiausia ginkluotę Rusijai, kuri kariauja prieš Ukrainą. Tai čia ir čia iš dalies beje šitas momentas yra dar viena, na, sakykime taip, priežastis, kodėl noriu pakalbėti apie konfliktą Korėjos pusiasalyje, nes pernai metais Korėjos pusiasalis atėjo į mūsų regioną, tiesiog žodžio prasme, kad ir, galim sakyti, lyginant tiek, kiek karių kariauja abiejose pusėse, Korėjos šiaurės indėlis personalinis nebuvo toks jau ženklus, bet jis buvo. Šiaurės Korėjos kariai, kaunasi, kovėsi ir kaunasi Rusijos pusėje prieš ukrainiečius ir tai vyksta ir dabar. Jau nekalbant apie tai, kiek amunicijos duoda Šiaurės Korėja, beje, Pietų Korėja irgi davė 23 metais didžiulį kiekį, per tarpininkus aišku, didžiulį kiekį Ukrainai sviedinių ir kiek suprantu iš visokių nuotrupų viešoje erdvėje, nemažai pietų korėjiečių, tokių kaip vos nesavanorių, užsirašiusių kaunasi Ukrainos pusėje prieš savo oponentus šiaurės korėjiečius. Tai savotiškai, na sakykime, kadangi korėjiečiai negali arba nenori arba bijo kautis tiesiog viens prieš kitą Korėjos pusiasalyje, tai jie dabar vienas su kitu, kaip sakoma, kapojasi Ukrainos erdvėse ir atstovaudamos skirtingas kariaujančias pusės.
Ir to pasiekoje turbūt yra tas momentas, kad mes tikrai turėtumėm labiau suprasti ir įtampos ir konflikto ištakas pačiam Korėjos pusiasalyje, nes kai Korėjos ateina į tavo regioną, tu turi bent jau suprasti, sakykime, o kas juos motyvuoja, kodėl jie taip elgesi, koks jų yra tas endgame'as, ane, ko jie siekia. Ir finale vis tiek, nesvarbu, ką bedarytų Korėjos globaliai pasaulyje, visas tas rezultatas, uždirbtas kabutėse pelnas politinis, jis turi duoti kažkokius dividendus namie, tai yra Korėjos pusiasalyje. Tai vat ir tą progą reikia pasižiūrėti turbūt, kaip tas konfliktas vyksta, kodėl vyksta ir taip toliau. Tai va čia toks, sakykime, tokie keli pastebėjimai, kalbant bendrai apie patį karą ir reikia pripažinti, vat kaip ir Tija pastebėjo, čia vat, sakydami žanginį žodį, jin prisipažino tiksliau pati, kad apie Korėjos karą nėra tiek daug pati susimašiusi. Mes turime turbūt pripažinti, kad ir kalbant apie lietuvišką intelektualinę erdvę, ar tai būtų istorikų debatai, ar tai būtų ir politologų diskusijos, karų vat, istorijos disputai. Na, apie Korėjos karą mes tikrai Lietuvoje nediskutuojam, švelniai tariant. Ir aišku, jis buvo toli nuo mūsų, faktas. Mes žinom, kad toks konfliktas vyko. Ir man atrodo, kad kadangi Lietuvoje, aš esu optimistas šiuo požiūriu, Lietuvoje žmonės gana neprastai žino istoriją, tai netgi ir pasakytų plius minus laikotarpį, datas, kada tas konfliktas vyko. Bet kodėl, kaip ir kas iš to, čia jau būtų problematiškiau, tai va tą progą, biščiuką gal ir pasinagrinėkim kai kurios niuansus. Šiandien tikslas yra nekalbėti apie patį karą ir va, ką aš noriu pasakyti, kad iš tiesų šiandieną mes nekalbėsime apie mūšio analizės ir labiau toks bus bendra apžvalga, bet kodėl aš norėsiu grįžti rudenį prie Korėjos karą, nes 50-ųjų antroji pusė realiai po to, kai prasidavo iškart po joninių, sakykime taip, ne Šiaurės Korėjos puolimas, na tai faktiškai iki naujų metų mes matome labai radikales kaitas dinamikos, kas liečia teritorijos kontrolę Korėjos pusiasalyje. Ir vienas iš jų turbūt įdomesnių ne tik pačiame konflikte, bet bendrai karybos istorijoje yra generolo MacArthuro įsilaipinimas Inčono uoste. Didžiulė amfibinė operacija, tikrai suplanuota ir išpildyta, reikia pripažinti, labai įspūdingai. Ir aš galvoju, kad vat, jos tas epizodas yra vertas atskiros paskaitos, tai va čia spalį, lapkritį, manau, apie tai ir pakalbėsim, nes vat, ir bus 75 metai šitai visai operacijai. Tai vat, rudenį labiau pakalbėsime apie jau ten, sakykime, detalesnius, tikslesnius visus kariavimus, bet turbūt plačiai prasme Korėjos karas, karo istorikų bendruomenė yra padalinęs į dvi stovyklas. Vieni mato šitą karą, netgi yra toks terminas, vadinasi Sitzkrieg, tai iš principo sėdėjimo karas. Sėdėjimo ta prasme, kad beveik nėra dinamikos, dėl to, kad abi pusės tiek stipriai gali naudoti artileriją ir aviaciją, šaudant judančius, manevruojančius vienetus, kad, na, realiai belieka tik įsikasti į apkasus ir, na, jos ginti nuo apšaudimų ir karts nuo karto vykstančių kontratakų. Bet realiai tai yra gynybinis kariavimas, tai yra attritional, sekinantis kariavimas ir dėl to labiau kariauji sėdėdamas negu bėgiodamas. Ir aš sutikčiau, kad tai tikrai labai geras apibūdinimas situacijos po 51 metų balandžio kažkur tais iki pat pabaigos. Tai kaip sakoma, paskutiniai 2 metai yra visgi labiau sėslus. Bet pirmi metai, na, ten dinamikos yra daugiau negu reikia ir ten jau mes galime kalbėti, nu, apie manevravimą, tai čia kaip pažiūrėsi, bet esmė, kad tai yra judesys, kad tai yra daug puolimo, staigaus puolimo, netikėto puolimo, pozicijų perimimo, persitempimo puolant, neapskaičiuojant priešo galimybių, intencijų, turbūt taip reiktų sakyti, ir tada iš to seka labai nemalonų siurprizą iš pradžių korėjiečiams, paskui amerikiečiams, o galiausiai kinams. Čia irgi yra miksas. Tai va, tai
tai va čia karybos istorijoje, tai va ir diskutuojam, ar tai visgi koks tas karas. Čia labiau tas, kuris labiau yra tipinis, chrestomatinis, sekinančio paremto artilerija ugnies gale, ar visgi karas, kuris turi ir nemažai dinamikos ir yra ko pasimokyti, kaip tai daryti, kada daryti ir panašiai. Tai čia jau, čia gal irgi per daug aš tai nesiversiu tas diskusijas, nes manau, kad šitas konfliktas, kaip ir visi, turėjo tas ir tą puolamąją, ir gynybinę fazes ir matė visko. Ir reikia taip pat pastebėti, kad tai karas, kuris vyko ne tik sausumoje, tai vyksta labai daug kovos ore, kur amerikiečiai kaunasi su korėjiečių ir kinų aviacija ir netiesiogiai pati Sovietų sąjunga nėra įsitraukusi į tiesiogiai karą, bet atsiųsti instruktoriai iš Šiaurės Koreją, sovietai, pilotuoja lėktuvus ir kaunasi su amerikiečiais, vadinami dogfightai. Ir vat jeigu beje, kalbant apie karinę mintį ir karo teoriją, tai savotiškai, bet šitas konfliktas pasitarnavo, sukuriant vieną reikšmingiausių karinės teorijos tezių, kurią sukūrė amerikiečiai šaltojo karo metu ir kuri turi įtakos iki pat šiandien visai vakarietiškai kariniai mąstysenai. Džonas Boydas, Amerikos aviacijos pulkininkas, kurdamas savo labai įtakingą ODA loop sampratą, tai yra Observe, Orient, Decide ir Act schemą, jeigu gretose yra kariškių, tikrai apie šitą schemą yra girdėję, tai Boydas savo teoriją sukuria darydamas Korėjos karo aviacijos kautynių analizę, tiesiog istorinė techninė analizė ir jos pagrindų sukonstruoja teoriją, kuri turi iki šiol beprotišką įtaką, ypatingai tokiam, sakykime, dinamiškai manevrinės karybos sampratai. Vieni jau sakytų, kad laikas būtų ODA loop visą supratimą išleisti į pensiją, nes visgi jau turi šiokius tokį laiko stažą, tai bet čia irgi atskira diskusija, bet iš tiesų, jeigu žiūrėti va taip, va, iš kur atsiranda konceptai ir kaip jie atsiranda, tai va, JAV karininkas pasiūstas į kursus, kvalifikacijos kelimo ir gavimo naujo aukštesnio rango, karinio laipsnio, daro analizę apie Korėjos metu vykusias sovietų ir amerikiečių pilotų kautynės ir to pagrindu parašo tekstą, kuris tampa labai svarbios ir įtakingos teorijos pagrindu. Tai va, tai šiuo požiūriu Korėjos karas davė labai didžiulį, sakyčiau, indėlį į karinės minties vakarietiškos ar pirmiausia amerikietiškos, bet paskui ir vakarietiškos, nes daugelis valstybių Boydo modelį yra perėmę, taip pat ir Lietuva. Lietuvos karinė doktrinoje Boydo modelis taip pat egzistuoja, yra įdėtas. Ir pagal doktrinos visą tezę ir mintį, tas metai yra dalykas, kuris yra vertingas ir prasmingas ir naudotinas planuojant karinės operacijas ir mąstant apie tai, kaip tu kariautumai. Tai va, tai čia vėlgi tokios sąsajos su Korėjos karu ir netgi, sakykime, efektais įtaka šiems laikams. Bet dabar tada truputėlį pakalbėkime apie platesnius dalykus. Noriu truputėlį pakalbėti apie kontekstą ir priežastis, ne? Tai pradėti noriu nuo šitos citatos. Kaip sakoma, ne tas karas, ne ta vieta, ne tas laikas ir ne tas priešas. Šitus žodžius 51 metų ankstyvą pavasarį pasakė Omaras Bradley, generolas, Amerikos, kaip sakoma, aukščiausias generolas, nes jis tuo metu yra Joint Chief of Staff, tai yra jungtinių štabų viršininkų valdybos pirmininkas, tai yra realiai numeris vienas karininkas Amerikos visoje karinėje hierarchijoje, visų pajėgų, įskaitant aviaciją ir laivyną ir sausumą. Ir jis tą pasako, duodamas, kaip tą testimonį, pateikdamas situacijos vertinimo kongrese. Ir tai yra viešai pasakyta, tai nėra slaptai, tai nėra kažką memoarė, tai yra pasakyta viešai. Bet čia aš išėmė truputėlį iš konteksto, nes jis viena vertus jis kalba apie karą Korėjoje, bet jis nepilnai, jis neturi iki galo pilnai omenyje paties Korėjos karo, sakydamas šitus žodžius. Jis šitus žodžius sako, kai jo paklausė, kaip jūs manot, situacija yra tokia, kad, sakykime,
Kas būtų, ar yra, kaip ne tik kad prasminga, bet kaip jūs vertinate situaciją, jeigu kariaujant Korejoje, Junktinės Amerikos valstijos dar labiau išplėstų karą ir kontaktą karinį su Kinija ir iš principo Korejos karas išvirstų į Amerikos-Kinijos karą. Ir kaip generolas vertintų tą situaciją. Ir jis tada ir pasako, kad tai būtų blogas, neteisingas karas, netinkamas priešas, netinkamas laikas ir taip toliau. Jo mintis yra ta, ir jis šitoj vietoj labai stipriai jau pykstas ir kalasi su generolu MacArthuru, kuris ir bus nušalintas karo eigoje dėl ir kitų nuodėmių, nes MacArthuras nori karą eskaluoti ir plėsti ir iš esmės bausti jau ne tik Šiaurės Koreją, bet ir Kiniją. Bradley atstovauja labiau tą tokią nusaikesnį, konservatyviškesnę poziciją, ne tik kariuomenėje, bet ir politiniam elite. Ir jo manimu visgi karas Korejos pusiasalyje turi apsiriboti Korejos teritoriją, vieną, ir tai turi būti visgi karas apie Koreją ir spręsti Korejos, pirmiausia, pietų klausimą stabilumo ir valstybingumo, o ne plėsti konfliktą, plečiant teritoriją ir dauginant priešų skaičių. Nes su Kinija jau ir taip yra kariaujama Korejoje, bet yra kariaujama Korejos teritorijoje. Nes yra siūlymų perkelti kovinius veiksmus į pačios Kinijos teritoriją. Ir čia amerikiečiai tarpusavį tikrai, ilgai diskutuoja ir svarsto ir ginčiasi. Ir yra momentų ir epizodų. Vienas iš jų yra, kodėl ir yra nuimamas nuo pareigų karo eigoje generolas MacArthuras, nes jis rekomenduoja ir siūlo panaudoti branduolinį ginklą ir numesti ant Kinijos, sakydamas, kad tai yra tik dar vienas ginklas, just another weapon, ką jam Trumanas prezidentas aiškiai jis duoda suprasti, kad tai nėra tik dar vienas ginklas ir tik dar naujo kitokio tipo bomba. Tai yra ginklas, pajėgumas pats savoje lygoje, kuris negali būti lyginamas su niekuom kitu ir negali būti traktuojamas kaip tiesiog eilinė bomba, tik tais išmušanti didesnį kraterį. Bet diskusija apie branduolinį ginklą tikrai egzistuoja ir iš Trumano stafetę perėmęs Eisenhoweris, kuris paveldė šitą karą ir jį, realiai kaip čia, užbaigė ar pristabdo. 53 metais jis ir jo komanda gana rimtai mąsto apie branduolinio ginklo panaudojimą prieš Kiniją ir Šiaurės Koreją, nes jos vis niekaip nenori eiti į rimtą pokalbį dėl karo užbaigimo ar bent jau paliaubų pasirašymo. Tai ir čia vėl galim būti, kas būtų, jeigu būtų, bet istorikai čia yra neblogai jau pakėlę Amerikos archyvus ir kadangi yra laiko daug praėję, tai tikrai galima daug labiau tos archyvus čiupinėti. Tai amerikiečiai tikrai turi daug rimtų diskusijų viduje, visgi kaip šitą konfliktą užbaigti ir iki kokių radikalumų nueiti, tai siekiant padaryti. Ir dėl to, kaip čia dabar pasakyti, konvencinė istorija, kalbant apie šaltąjį karą, jums pasakytų, kad vakarai ir Sovietų sąjunga 2 kartus buvo arti branduolinio karo slenksčio. Vienas yra 62 metų Kubos krizė, kurio tikrai viskas matoma ir žinoma ir labai vieša. Ir tada būtų Able Archer pratybos, dabar bijau, kad mintis paves, bet tai yra 81-82 metai, kai sovietai nuoširdžiai įsigąsta ir mano, kad NATO ruošiasi pulti Sovietų sąjungą, matydami didžiulius pajėgų judėjimus, ypatingai Norvegijoje ir Vokietijoje, kas paskui kaip sovietams duodama aiškiai suprasti per tarpininkus komunikaciją, kad tai visgi yra didelio masto pratybos ir NATO tikrai neturėjo jokių intencijų, jokių karinių veiksmų atlikti, bet tai buvo labai realistiškos pratybos, kurios, sakykime, jau pakėlė antakius ir suneramino iš esmės sovietų bloką ir buvo manoma, kad čia kažkas įvyks. Bet trečiasis epizodas, kuris irgi buvo labai labai arti sprendimo, yra Korejos karas ir ypatingai Korejos karo pabaiga. Tai ir va čia vėlgi, galim sakyti, yra primiršta istorija, primirštas epizodas, bet jis yra ir kai mes diskutuojame šiais laikais apie tai, kada ir prie kokių aplinkybių politiniai lyderiai norėtų, drįstų, galėtų duoti įsakymą, panaudoti branduolinį ginklą, mums, sakykime, šitie epizodai, kurie baigėsi beveik panaudojimu, yra labai svarbus atvejai suprasti pagal to meto kontekstus, aplinkybės, pagal kokią logiką, kokią argumentaciją, kokie priežastingumo grandinėlės vedė lyderius ir jų patarėjus judėti prie ne hipotetinio, bet realaus jau svarstymo
ir vos ne paskutinės minutės apsigalvojimo to nedaryti. Nu, tai, sakykime, tai yra labai, tai vad Korejos karas yra, sakyčiau, primirštas atvejis, kai mes kalbam apie visgi ginklo panaudojimo branduolinio, bet šiuo atveju tai būtų labiau, vat, kaip sakau, Amerika versus Kinija, Koreja, bet ne Amerika, Sovietų sąjunga. Tai šiuo atveju labiau tai, kad ar Sovietų sąjunga atsakytų amerikiečiams, jeigu būtų Mao Dzedunas užbombarduotas. Čia būtų irgi klausimas. Beje, tai tuoj dar apie tai pakalbėsime, bet reikia irgi atsiminti, kad šito karo metu yra svarbi viena detalė ir iš sovietų pusės. Tai, kad karas prasideda esant Stalinui gyvam ir Stalinas yra gana stipriai įsitraukęs vienokią ir kitokią formą į šito karo planavimą ir palaiminimą, bet jis yra užbaigiamas, bent jau tą paliaubų fazę, kai jau Stalino nebėra, nes Stalinas 53 metų kovo mėnesį miršta ir realiai jau šiuo atveju konflikto pabaiga yra vykdoma, kai Sovietų sąjunga yra toksai įdomus, nežinau, pereinamasis laikotarpis, kai iki galo neaišku, kas yra tikrasis bosas ir yra pereinamasis laikotarpis, kuriame išgyvens ir valdžią perims Nikita Chruščiovas. Tai čia irgi yra svarbi turbūt dedamoji. Bet va čia, kalbant apie, apie daugybę dalykų, nes turbūt pagrindinis momentas, kalbant apie geopolitinę dėlionę ir visą šitą regioną, yra tai, kad kiek svarbus Korėjos pusiasalis tais laikais. Ne dabar, dabar tai visai kita kalba, kodėl Korėjos pusiasalis svarbus. Pagalvokime apie Pietų Koreją kaip pasaulinės ekonomikos gigantę, Samsungas. Vien ką sako, ką kalbėti apie ir kitas automobilių industriją, technologijų industriją, ginklų pramonę. Ir pagalvokim, kiek yra svarbi Pietų Korėja pasaulio ekonomikai, bet taip pat ir pagalvokim, kokią rolę, sakykime, turi Šiaurės Korėja pasaulyje, tą blogąją, bet vėlgi ginklų prekyba narkotikais, kibernetinis kariavimas ir nusikalstamumas ir visi kiti dalykai. Bet jeigu mes kalbam, koks 75 metai ir 100 metų atgal, Korėjos pusiasalis turi tokią įdomią dinamiką. Viena vertus, istoriškai Korėjos pusiasalis buvo matomas kaip yra netgi Mao Dzeduno žodžiai, neįdėjau, planavau įdėti, bet tiek tos, bet tikrai galima rasti. Tai kaip jis mato Korėjos svarbą ir jis yra pasakęs, kad, sakykime, konfrontacija su vakarais ir konkrečiai su JAV, tasme, jis mato kelias vietas, kurios yra tokios, sakykime, per kurias Amerika bando įkelti, durti Kinijai, tai yra Koreja, Vietnamas ir Taivanas. Tai jo manimu pavojingiausia yra zona Vietnamas, nes Koreja, nes Korejos regione Amerika taikosi į Kinijos kaklą. Ir jeigu ten pataikys, nukraujuosi. Vietnamas yra iš principo pilvas, o Taivanas yra pėda. Skaudės, bet iškart nemirsi. O Koreja praradus, turėsi mirtinų problemų režimui. Dar keliaujant ilgiau istoriją, tarp Kinijos ir Japonijos, kai būdavo įtampos, ar 16 amžiaus karai, ar 19, tai yra visą laiką buvo matoma, kad iš Korėjos pusiasalio tikrai yra nedidelis atstumas, kai žiūrime grinai geografinę ir distancijos prasme, iki Japonijos salų. Tai jeigu tu planuotumai daryti invaziją Japonijos salas, tasme, iš Korėjos tu gali gana greitai ir lengvai peršokti į Japoniją. Ir atvirkščiai. Iš Japonijos tu gali labai greit pasiekęs Koreją, labai greitai daryti invaziją į puolimą dviem kryptim arba judėti labiau vakarų pusę kampu ir eiti į Kiniją ir žygiuoti link Pekino. Ir Pekinas yra visgi šitoje geografinėje zonoje, nes ne kažkur pietos ir ne vidury Kinijos, o Pekinas yra Kinijos, sakykime taip, šiaurės rytuose, tai netaip ir toli nuo visų Korėjos sienų, arba keliauti labiau ryčiau ir žygiuoti į Rusijos imperiją ar Sovietų sąjungą, priklausomai nuo laikotarpio. Ir dėl to, sakykime, Rusijos-Japonijos karas prieš gerą šimtmetį, tai jis ir vyko pirmiausia dėl to, kas kontroliuos Korėją. Ir Korėjos pusiasalį, neužšalančius uostus ir taip toliau. Ir mes žinom, kad Rusija pralaimėjo. Tai Korėjos pusiasalis yra prizas.
Ir tas prizas, jis labai, bet jis yra ir paskui tarpukariu yra primirštamas, gal ir dėl to, kad nuo 1905 metų šitą pusiasalį okupavo ir valdo Japonija. Ir kai Japonija agresyvėja, jinai pirmiausia, aišku, jinai iš Korejos eina į Mandžūriją, vėliau lenda ir jau pagrindinė Kinija. Ir aišku, visos karybos kariavimas su amerikiečiais per pasaulinį karą. Ir kažkaip Korejos pusiasalis yra mažiau figūruojantis kare, antrajam pasaulinio, tasme visgi ir daugiau kovos veiksmų vyksta aplinkinėse teritorijose, bet pati Koreja yra toksai, na, savotiškai užnugaris ir užkampis Japonijos imperijos. Ir tiesioginio karų ten bombardavimų daug nejaučia, bet ten yra kitų karo nusikaltimų dedamųjų, kankinimai žmonių, moterų išnaudojimas ir kiti dalykai, dėl kurių ir dar dabar Pietų Koreja su Japonija turi įtampų nemažai. Ir tik kai jau eina karo pabaiga ir kai mes pasiekime 45 metus, iš tiesų apie Korejas yra šnekama per susitikimus tarp lyderių. Kairo susitikime Britai, amerikiečiai ir Čiang Kai-šekas šnekasi iš dalies ir ką daryti su Korėjomis. Ir yra mintis, kad visgi Korėja turi būti nepriklausoma valstybė, nepavaldi Kinijai, aišku, nepavaldi Japonijai, savarankiška valstybė. Klausimas yra, ar iš karto, ar su perinamuoju laikotarpiu, gal jai reikia priežiūros, ar neturėtų būti trustership, tai čia toksai, nu kaip čia, globotojas turėtų būti, nes Koreja, nors ir buvusi karalystė ilgą laiką, bet tasme pastarį 50 metų realiai neturėjo valstybingumo, užmiršusi, pametusi, sakykime, savivaldos tradicijas ir ekspertizę ir žinojimą, ar jinai bus pajėgi save valdyti ir būti, na, stabili valstybė. Yra daug diskutuojama. Tada Teherane ir vėliau Jaltoje tą klausimą taip pat pirmiausia amerikiečiai kelia klausimą šitą ir Stalinui. Stalinas, kiek atrodo, rodo literatūrą, yra toksai, jeigu jis yra labai konkretus, sakydamas, ko jis nori rytų Europoje, vakarų Europoje, centrinėje, tai iš principo Lenkija, Čekija ir Rumunija, Vengrija, kuris dėlioja, sakykime, taip papunkčiui, kaip ir ką jis mato, tai dėl Korejos jis yra labai abstraktus, bet realiai yra visgi plius minus sutarimas, kad, sakykime, na, Koreja bus vieninga valstybė, bet klausimas yra, bus valstybė, ar jinai bus viena ar dvi, tai čia vat ir laikas tą rodo, kaip pamatysim. Ir kai jau prasideda rugpjūčio mėnuo 45 metų, kai Japonijos imperija byra ir vokiečiai kapituliavę ir tiek Amerika, tiek Sovietų sąjunga užsuka jau maksimalų, kaip sakoma, gazą ir įtampą kariaujant prieš Japoniją, Rusijos arba Sovietų sąjungos kariai labai greitai pasiekė per Mandžiūriją, šiaurės dabartinės Korejos jau teritoriją, bent jau tas prieigas, ir jie jau ten stovi rugpjūčio viduryje, apie rugpjūčio 15, jeigu manęs atmintis nepaveda. Ir amerikiečiai turi rimtą problemą ir dilemą, nes jie savo užduoda klausimą, atominės bombos jau numestos, Japonija dar kaunasi, ar nėra kapituliavusi, bet atrodo braškai ir ta kapituliacija jau bus toj. Bet ką daryti su Korėjomis? Nes jeigu sovietai tikrai judės tokiu greičiu, tol kol amerikiečiai pasieks pagrindinės Japonijos salas, šiuo atveju Tokiją, ir arba tol kol Japonija kapituliuos, sovietai gali valdyti visą Korėjos pusiasalį. Ir tada, vadinasi, turėti labai gerą geopolitinę poziciją ateities situacijai, kaip sakoma, peršokti vandenį ir būti pagrindinė Japonijoje. Jei ne dabar, tai ateityje. Jo labiau, kad amerikiečius tikrai neramina ir jie supranta, kad Stalinas turi šiokių tokių kažkokių sumanimų, ambicijų dėl to regiono, nes Jaltoje Rooseveltas, kad ir kaip nenorėdamas, sutinka, kad Rusija perimtų dalį Kurilų salų ir Sachaliną, dėl kurių ir iki šiol Rusija, Japonija pykstas ir ginčiasi, ir kur beje, kalbant apie neužsibaigusius karus, techninė prasme karas tarp Rusijos ar Sovietų sąjungos buvusios ir Japonijos nepasibaigęs, nes yra vėlgi visas Kurilų klausimas. Tai va tokioje dėlionėje, bet galiausiai yra istorikai ginčiasis ir turbūt mes to niekada nesužinosim, nes dokumentai yra pas rusus. Stalinas sutinka
nežygiuoti toliau 308 paralelės. Tai reiškia, jis sutinka net neužimti Seulo. Ir istorikai teigia, kad jis tai daro viena vertus todėl, kad nors ir jie yra pasiekę Korėjos teritoriją, sovietai realiai tose priešakinėse vienetose turi pakankamai mažai karių, yra pora tik divizijų, kas lietuviškam kontekste skamba daug, bet realiai antro pasaulinio karo kontekste dvi divizijos yra, na, iš tiesų anegdotas. Nu, ne anegdotas, bet tai yra pakankamai mažas kiekis rimtams karinėms operacijoms. Antra, Japonai, kadangi dar nėra kapituliavę, Korėjoje turi visai nemažą paketą karių ir jie priešinasi. Tasme, jie kaunasi jau stipriau, gal ir jau beviltiška ta kova, bet jie tasme nėra taip, kad sudėtų ginklus. Tai reiškia, kad jau Korėjoje sovietų lauktų daug rimtesnis kariavimas ir vėlgi klausimas yra ties kuria vieta ir ties kur tu baigtumai. Ir šiuo atveju Stalinas, gal ir mąstydamas apie didesnės dėlionės geopolitinės ar Europos kontekstą, sunku pasakyti, bet jis sutinka su amerikiečių pasiūlymu ir jis, tasme, realiai ties 38 paralelė sakykime, Koreja yra padalinama. Ir amerikiečiai normaliai atsiunčia rimtesnį karinį kontingentą tik apie rugsėjo vidurį, man atrodo, rugsėjo 13 ar 15 dienomis. Tai yra realiai sovietai gerą mėnesį turėjo, na, sakykime, taip, galėjo vienokią ar kitokią formą kažką daryti su Korėjos pusiasaliu, bet tos situacijos neišnaudojo, nes ar resursų trūko, ar tiesiog tai nebuvo jų kalkuliacijoje geopolitinėje. Bet kuriuo atveju to paseka ir to kaina yra ir amerikiečiai su to susitaiko, kad Korėja bent jau kuriam laikui iš karto po kovinių veiksmų yra padalinta į dvi dalis. Šiaurė yra ir fiziškai kariai yra sovietų kurį laiką ten ir akivaizdžiai, kad tai bus labiau atrodo komunistinė socialistinė erdvė ir pietus, kuriuose yra Amerikos kariai ir bus vienaip ar kitaip Vašingtono remiamas režimas, kuris reiškia, kad bus, na, jei ne demokratinis, tai tikrai provakarietiškas ir kapitalistinis, sakykime taip. Tai vat mes turime va tokią situaciją nuo 45 metų ir aišku, nei vienos, nei kitos pusės Korėjų netenkina visi šitie dalykai. Ir anksčiau ir vėliau tiek šiaurė, tiek pietus turi minčių, idėjų, svajonių apie suvienytą Korėjos pusiasalį. Ir tik tiek, kad visos pusės supranta, kad, na, suvienimas tikrai neįvyks taikiai. Ir kad kažkada teks traukti ginklą, ar ilgam, kaip greitai, tai čia yra klausimas, bet kad be ginklo suvienyti po vieną valdžią, Korėjos pusiasalio bus neįmanoma, be karo. Tai va toks bendras gal geopolitinė dėlionė. Dabar kalbant apie visus žaidėjus, tai va aš užsiminiau apie Sovietų sąjungą, Kiniją, apie Korėjas dar atskirai pakalbėsiu ir Ameriką dar atskirai, dar truputėlį užsiminsiu. Tai kaip minėjau, Stalinas yra informuotas. Iš tiesų, Šiaurės Korėjos lyderis Kimas, kaip tariant, atleiskit už tas pavardės, jų ten jau tiek daug, bet jis 50 metais važiuoja pas Staliną 3 kartus - sausį, balandį ir gegužę. Ir jeigu Stalinas pradžiai yra truputėlį atsargesnis, atsargesnis, sakykime, šitokios operacijos karo atžvilgių ir biški mato tai kaip avantūrą, tai jau, sakykime, 50 metų pavasaris yra labiau apšildytas, labiau įtikėjęs, įtikintas, kad būtų prasmingiau. Viena vertus tai yra tai, kad, na, mes turime tokius pokyčius, kaip yra susikūręs 49 metais NATO ir yra 49 metais sovietai išbando savo atominę bombą, kas reiškia, kuria jau, sakykime, taip paritetą su amerikiečiais, kad tai yra jau, kad Sovietų sąjunga irgi yra branduolinė valstybė. 49 metais užbaigiamas pilietinis karas Kinijoje, kurį laimi komunistai ir Mao Dzedunas. Ir tai reiškia, kad Kinija realiai nustoja būti karo fazėje, prasideda valdžios konsolidacija ir jinai yra komunistinė. Tai vadinasi, Šiaurės Korėja turi labai rimtą užnugarį, jeigu reikėtų pagalbos, bent jau taip Stalinas matytų. Ir
kita vertus, Šiaurės Korėjos lyderis yra pakankamai turbūt moka įtikinėti. Tais laikais, žinot, žvalgybos tarnybos, jos jau, nu taip, įsibėgėja ir kaip čia įsibėgėja ir išvysto savo šnipinėjimo meną, bet jis dar nėra tokio lygio, koks jis bus ten 60-aisiais, 70-aisiais. Tai yra manoma, kad Pietų Korėja bus nepajėgi apsiginti, kad Pietų Korėja turi mažesnę kariuomenę, prašiau parengtą kariuomenę, prašiau aprūpintą kariuomenę ir vadinasi, Šiaurės korėjiečiai turėtų turėti lengvą pasivaikščiojimą, puolant Pietų Korėją ir užimant visą likusį pusiasalį. Ir kaip matysis visą karo pirmieji mėnesiai, reikia pripažinti, kad netaip ir apsiskaičiavo Šiaurės Korėjos lyderis apie tai sakydamas iš tiesų. Ir viena beje iš priežasčių, kodėl Šiaurės Korėja yra labai sėkminga pirmaisiais mėnesiais, yra ne tik, kad tai yra geras planavimas ir taip toliau. Šiaurės Korėja yra viena paprasta priežastis, bet jinai yra labai svarbi. Turi daugiau patyrusių karių, nes Šiaurės Korėjos lyderis ką padaro, ar mąstydamas, nežinau, ar jis turi tokią ilgalaikę strategiją ar kaip, bet jis 48 metų pabaigoje, 49 metais jau visiškai į Kinijos pilietinio karo pabaigą siunčia tūkstančius korėjiečių karių padėti Mao Dzedunui kautis prieš Čiang Kai-šeką ir, įtvirtinti komunistinę valdžią Kinijoje. Ir to pasiekmė yra labai paprasta. Labai didelis kiekis šiaurės korėjiečių įgyja karinės patirties, karinės patirties, nes jau paskutinė stadija pilietinio karo Kinijoje nebėra partizaninis kariavimas. Tai yra normalus, konvencinis kariavimas, kur juda dideli vienetai, yra naudojama įvairi karinė technika ir tai yra tas jau klasikinis konvencinis kariavimas. Ir šiaurės korėjiečiai turi didesnę ekspertizę arba tą know-how negu pietų korėjiečiai. Ir tas tikrai jaučiasi pirmaisiais karo mėnesiais. Tai kol neteina į pagalbą jau iš esmės amerikiečiai Pietų Korėjai. Bet tai nors ir Stalinas sutinka, Stalinas aišku yra tikrai, mes žinom tą iš istorijos, Sovietų Sąjunga oficialiai šitą konfliktą nesivelia. Sovietų Sąjunga duoda daug paramos, ginkluotę, tai būtų ir tankai, ir artilerija, ir aviacija. Taip, vienas kitas sovietų karys kaunasi kaip, sakykime, neformaliai kaip instruktorius, bet tai yra sovietinis stilius. Mes žinome iš vėlesnių konfliktų arabų prieš Izraelį, kad sovietų karininkai dalyvaudavo veiksmuose Sirijoje, Egipte, kaip kariniai instruktoriai, bet tai būdavo visą laiką maži kontingentai, maži kiekiai kareivių. Realiai, pirmiausia, tai yra logistinė, politinė, diplomatinė parama Korėjai ir vienas iš Stalino reikalavimų, ir čia jis jau žaidžia žaidimą, yra tai, kad Šiaurės Korėjos lyderis turi apie savo sumanimą informuoti Mao Dzeduną ir gauti jo ne tik pritarimą, bet sutikimą padėti paremti karo metu, jeigu reikės pagalbos. Tas yra padaroma. Šiaurės Korėjos ir Kinijos lyderiai susitinka ir tikrai Mao Dzedunas yra informuojamas apie planuojamą operaciją ir apie Stalino pritarimą ir paramą ir duoda sutikimą padėti Šiaurės Korėjai. Istorikai kai kurie ginčiasi ir iš tiesų, ar Mao Dzedunas taip entuziastingai sutiko ir parėmė, ar pritarė idėjai, ar buvo labiau įvarytas į kampą ir užspaustas Maskvos, bet tikrai yra žinoma, kad ar su šypsena, ar su keiksmažodžiu, bet Mao Dzedunas duoda pažadą Šiaurės Korėjos lyderiui, sakykime, padėti, jeigu reikės. Dabar šitoje dėlionėje yra taip pat svarbus momentas yra tai, kad kodėl Maskva to nori ir kaip jinai dėlioja. Maskva nori ir daro dėl dviejų priežasčių, nes Maskva iki galo nepasitikė Mao Dzedunu. Ir mes tą žinom ir ilgainiui Sovietų Sąjunga ir Kinija tikrai pasuks skirtingom kryptim. Ir viena vertus todėl, kad Mao Dzedunas realiai savarankiškai laimi pilietinį karą ir be Sovietų Sąjungos rimtos pagalbos.
Ir Mao Dzedunas turi savo matymą marksizmo, turbūt sakykime taip, ir kuris persimaišęs yra su kinišku tokiu, na, sakykime, to dominuojančios grupės Hanų nacionalizmu. Ir tai jau yra tam tikras, na, įtampėlė tarp Stalino ir Mao Dzeduno. Ir, ir šiuo atveju Stalinas galvoja, kad jeigu ir Stalinas bijo, kad Kinija gali įeiti į vienokį ar kitokį pokalbį su vakarais, apeinant Maskvą. Kas realiai ir įvyks vėliau. Po 20 metų jau čia su Kisindžeriu, Niksonu ir dar to pačiu Mao Dzedūnu, bet sovietų pusė jau Brežnevas. Tas ir įvyksta. Tai Stalinas galvoja, kiek leidžia matyti literatūrą, šaltiniai, kad jeigu prasidės konfliktas Korejoje ir Kinija padės Korejai šiaurės, jos parama įvarys pleištą bet kokiam galimam pokalbiui tarp Pekino ir vakarų, nes Kinija tiesiog bus oponentas, karo oponentas, su kuriuo tu gali kalbėtis tik nebent apie paliaubas ir taikos sutartis, bet ne apie partnerystės ar dar kažką tais, ne? Tai šiuo atveju Stalino tas žaidimas apie su Korejos konfliktu yra ir tai, kad, sakykime, tai yra būdas prižiūrėti Kiniją ir padaryti ją vienokią ar kitokią formą pirmiausia priklausoma nuo Maskvos ir tokį labiau junior partner. Ir antras, čia jau klasika ir to labiausiai ir bijo amerikiečiai, kad Stalinas inicijuoja arba remia konfliktą Korejoje tam, kad ne tai, kad gautų laisvas rankas Europoje, nes yra baimės pas amerikiečius, kad jeigu jie per daug sukiš savo kareivių, tai yra Amerikos kareivių į Koreją, kas bus, jeigu Stalinas pajudės link, sakykime, centrinės vakarų Europos. Yra tikrai labai daug klaustukų, ar Stalinas turi tokių minčių būtent to laikotarpiu, ar kad bendrai idėjų turi, tai faktas, bet ar būtent to laikotarpiu yra klaustukų, bet ko jis tikrai nori, kad kuo mažiau būtų Amerikos Europoje. Sakykime, ir jeigu tu sukuri situaciją kitame pasaulio gale, nori, nenori, amerikiečiai yra priversti mąstyti, kaip padalinti nedidelį kiekį kariuomenės. Mes turim beje atsiminti ir fiksuoti faktą, kad 40-ųjų pabaigoje Amerika ženkliai sumažina sausumos pajėgas. Ir realiai, jeigu ne Korejos karas, iš tiesų daug kas ir kelia klausimą, kas būtų ištikę sausumos pajėgas kaip tokias. Dominuoja aviacija, nes tai yra pagrindinė platforma, kuri gali gabenti branduolinį ginklą. Laivynas turi savo aiškę rolę, jūrų pėstininkai apipinti legendų po Antrojo pasaulinio karo, bet vis tiek tai yra gana mažos pajėgos, mažas komponentas. Tai ir kadangi pagal NATO susitarimus jau įsipareigojimus amerikiečiai turi dislokuoti keletą divizijų Europoje, tai vadinasi, ir jeigu dar tu turi konfliktą Azijoje, kyla klausimas amerikiečiams, kaip dalinti, kaip skirstyti resursus, ar turi pakankamai kareivių, juolab, kad kongresas yra sumažinęs ir pamažinęs gynybos biudžetą, ypatingai kas liečia personalą sausumos pajėgose, būtent tuo laikotarpiu. Tai savotiškai vėlgi, tai nebūtinai, kad Stalinas ruošia dirvą pulti vakarus, bet kad, sakykime, įnešti dilemą amerikiečiams faktas ir kitas svarbus kintamasis, kurį mes jaučiame dabar. Laikas eina, geografija savo daro nesvargus laikotarpius. Stalino kalkuliacijos yra labai paprasta. Jeigu amerikiečiai bus priversti rinktis tarp kiek jie gali būti Europoje ir kiek jie privalo būti Azijoje dėl vykstančio karo, ar tai nesupykdys Vašingtono su sąjungininkais. Nes ar Londonas, Paryžius, Bona, Roma nepradės sakyti amerikiečiams, bet jūs pažadėjot, kad būsite čia ir ginsite mus nuo galimo komunistinio pavojaus, o dabar kažkur į Aziją ir realiai fiziškai Amerikos karių skaičius yra minimalus kontinente Europos, tai kas čia dabar vyksta? Tasme, kiek yra įvaroma pleišto pačioje vakarų stovykloje, nes prasideda pirštų badimas ir pykčiai. Ir jų būta. Jų tikrai būta, tą reikia pripažinti, sakykime, visgi Korejos karas sukuria nemenkas įtampas tarp vakarų sostinių, jo labiau NATO yra kurtas realiai geri metai tik, tai yra, jis dar nėra, absoliučiai jis nėra karinis alijansas tuo metu, ta prasme, kad normaliai kareivių dar nėra, karinio planavimo jo nėra, jis yra dar politinis klubas, kuris virsta į karinį alijansą ir jis bus pavirsi tikrą karinį alijansą, jau tokį kovinį, tai mes kalbėkime apie 50-ųjų vidurį. Kai jau NATO tikrai yra
karinė mašina, kokią mes galime atpažinti ir dabar. 50-ieji tai yra labiau užuomazgos visos karinės integracijos. Tai va čia visas tas yra žaidimas sovietų. Kinija savo ruoštų visą laiką ir Mao Dzedunas visą laiką įtariai, šiuo atveju atrodo Stalinas be reikalo baiminasi, kad Kinija gali eiti į pokalbį su amerikiečiais, nes Mao Dzedunas nėra jokia forma entuziastas pokalbio su amerikiečiais, jis mato juose grėsmę ir tikrai mato nuoširdžiai, kad tai nebūtų Kinijos valstybės interesuose, jeigu Korėjos pusiasalis būtų suvienytas ir valdomas ar kaip Amerikos marionetinio režimo, ar režimo, kuris yra draugiškas Amerikai. Tiesiog nacionalinis interesas į Kiniją diktuoja, kad nereikia prileisti amerikiečių taip arti savo sienos. Tai šiuo atveju, ar tu klausai Stalino, ar tu myli, nemyli Šiaurės Korėjos lyderį, tu tiesiog žiūrėdamas iš Kinijos nacionalinio intereso pozicijos, puikiai matai, kad tau reikia šitą teritoriją kurti kaip tam tikrą, nežinau, gynybinį buferinę zoną, sakykime taip. Ir tą reikia daryti būtent todėl, kad režimas yra šviežias, nepilni metai, kai yra perimta pilnai kontrolė Kinijoje, tai yra, tasme, viskas yra dar tikrai sąlyginai trapu. Ir tu ko mažiausiai nori, kad, sakykime, visiškai prie tavo sienos būtų tau nedraugiškas režimas. Su partneriu galingiausia pasaulyje tuo metu valstybė. Ir Kinija įsitrauks į karą, matysite žemėlapius netrukus ir jinai tikrai vaidins didžiulį vaidmenį ir jeigu taip jau dėliojant keletą momentų, reikia pabrėžti, kad tai yra vienintelis konfliktas, kuriame Kinija ir Amerika kariavo tiesiogiai kaip oponentai. Kad ten yra kažkokių pasistumdymų tarp Amerikos kareivių ir instruktorių iš Pekino siųstų Vietname, bet vėlgi tai yra jau visai kitoks žaidimas. Tai yra karas šešėliuose, kur šnipai, agentai, žvalgybininkai, partizanai, o čia yra tiesioginė konfrontacija, kur vienetas prieš vienetą, divizija prieš diviziją. Tai čia vėlgi mąstant apie tos, sakykime, momentus ir beje, žiūrint iš Kinijos istorijos, po pilietinio karo Kinijos komunistinė valstybė nekariavo daug karų. Korėjos karas yra vienas iš tų, kur jinai kariauja ir turi kažkokią patirtį. Vėliau bus, sakykime, įtampa su sovietais truputėlį, bus įtampa su Indija ir bus įtampa su Vietnamu. Bet iš principo Kinija, kaip komunistinė Kinija, turi gana nedidelę patirtį tokio gero, tikro klasikinio kariavimo. Ir ta patirtis yra gana gerokai praeitį, 75 metai. Sakykime, pats didžiausias paskutinis Kinijos kariautas karas. Tai irgi duoda tam tikro pamąstymo apie Kinijos karinę galią dabartyje, kad jinai turi karių daug, taip, kad technologijų turi taip, karinį meną turi taip, žinojimą kaip kautis iš patirties ir praktikos. Čia yra labai didelis minusas, nes Kinija jo tiesiog neturi tos patirties. Tai čia toks bendras vaizdas truputėlį iš to tokio socialistinio bloko. Kalbant apie pačias Korėjas, turbūt reikia čia daug, su Šiaurės Korėja viskas yra kaip ir plius minus aišku, bet vienokia ar kitokia forma tai yra sovietinis, komunistinis režimas. Yra konkuruojančios stovyklos, yra kaip čia korėjiečiai komunistai, kurie daug metų gyveno pabėgę Sovietų Sąjungoje. Yra korėjiečiai komunistai, kurie gyveno ir kovojo Kinijoje ir yra, sakykime taip, korėjiečiai komunistai, kurie yra vietiniai. Tiesiog, kurie vietiniai yra užaugę ir niekur nebuvo išvykę ir užaugo ir buvo, bet jie buvo, pavyzdžiui, indoktrinuoti tų pačių japonų, nes Japonija yra okupacija buvusi. Tai va, tai galiausiai laimi tas, sakykime taip, sovietinis blokas ir sovietiniai, Kim Il-sungas, tai yra Sovietų Sąjungoje gyvenęs ir dėl to turėjęs, visgi ir gal labiau ir Stalinas jo ir pasitikėjo. Tai
Tai kaip ir viskas aišku su Koreja, kas liečia tą šiaurės. Pietų Koreja yra daug įdomesnis variantas, nes ten tokia situacija yra, kur amerikiečiai yra kaip ir globojanti valstybė, kurios tą globą pirmiausia užtikrina Amerikos karinės pajėgos, bet reikia pripažinti, kas yra blogai su to, kada amerikiečiai arba bent jau pasiunčia karininkus į pačią Koreją, kurie yra, nu, iš to, ką aš mačiau literatūroje, yra problema. Jie tiesiog nemoka būti administratoriais, politiniais. Jie gal yra geri kariniai generolai, kurie žino, kaip sunaikinti priešą, jo įtvirtinimus, jo vienetus judančius, bet kai tu turi užsiimti teritorijos atstatymu, teritorijos valdymu, teritorijos politinės dinamikos ir valdymu ir formavimu, siekiant, sakykime, ir paskatinti kurti demokratinius režimus, kurtis partijoms, organizuoti rinkimus ir tuo pačiu bandyti siekti, kad užimtų pozicijas nuosaikesni, liberalesni politikai, tai amerikiečiai šitoje vietoje stipriai, stipriai susimauna. Ta tikrai reikia pastebėti. Ir nes po įvairių dėlionių ir politinių intrigų ir rinkimų tasme yra išrinkamas sen net neištarsiu, žinokit, bet Senman Ry, man atrodo, taip turbūt tartusi pavardė to politiko, kuris beje turi giminysės ryšių su buvusia valdančiaja karalių dinastija Korejos, gyvenęs daug metų Amerikoje, dar iki pasaulinio antro karo. Ir iš jos grįžęs, Korejoje labai žinomas ir gerbiamas, bet turintis vieną minusą amerikiečių akise. Yra ultrakonservatorius ir ultrapatriotas. Tai kitaip tariant, jis nori vienyti visą pusiasalį, jis yra griežtesnės valdžios šalininkas ir beje, jis labai greitai pradės eiti prie autoritarinio valdymo apraiškų, kurias tik dar labiau įtvirtins karo metu arba karo situaciją išnaudos, stiprinant savo valdymą, pavyzdžiui, liepdamas išžudyti, tiesiog to žodžio prasme, išžudyti politinę opoziciją. Ir amerikiečiai labai jo nemėgs. Ir aš kai pagalvoju, amerikiečiai jiems niekada, turbūt tik Japonija, greičiausiai, mano manymu, gal vokiečiai reiktų pažiūrėti, bet kas liečia Koreją, realiai bent jau tie pirmieji lyderiai, kurie perima jau Korejos pietų valdymą iš amerikiečių, Vašingtonas jų tiesiog nekenčia. Ir toleruoja tik todėl, kad jie yra griežti antikomunistai. Bet kai paskui pažiūriu, kaip amerikiečiai susimauna su lyderiais, kuriuos jie paskiria, globoja Vietname, analogiška situacija. Nu ir kokie, pavyzdžiui, kaip Afganistanas, kai galvoju, nu irgi visiškai nesisekė su leadershipu iš Afganistano pusės ir tą, kurie amerikiečiai vėlgi globojo, iškėlė į pozicijas. Yra problemėlių, jeigu žiūrėti taip amerikiečių istorijoje, kaip jie atsirenka arba atsirinkdavo, išlaikydavo, remdavo vietinius lyderius, kurie pridarydavo, taip žiūrint, iš tiesų daugiau žalos Amerikos interesams toje erdvėje, negu apgindavo momentus. Tai va, tai mes, ką aš turiu minyje, tai vat Pietų Koreja yra įmama į nagą ir beje išrinkto per tiesioginius rinkimus politiko, bet jis palengva pradimti nagą autoritarinis metodais visą valdymą ir jis tikrai masto apie vieningą Koreją. Bet karinė prasme vis tiek korėjiečiai yra priklausomi nuo amerikiečių tiek technikos prasme, tiek karinio rengimo prasme. Bet iš dalies maskuodamas savo jau gimstantį represinį režimą, Pietų Korėjos prezidentas karts nuo karto inicijuoja, sakykime, taip pasienio susidūrimus, tasme apsišaudimus tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos pajėgų. Taip pat Šiaurės Korėja nuo 49 metų taip vykdo gana intensyvų partizaninį kariavimą Pietų Korėjoje, su kuriuo beje korėjiečiai ir amerikiečiai susitvarko.
Ir va čia yra iš dalies vienas momentas, nes Pietų Korėja, Seulas masto, kad Šiaurės Korėja greičiausiai neketina pulti konvenciškai, bet toliau darys partizaninį kariavimą. Į kurį korėjiečiai visai neblogai valdo tas kontrpriemonės ir slopina ir tikrai susidoroja su šiauriečių partizanais. Bet kur problema yra tai, kad ta kovinė patirtis, kurią įgyja pietų korėjiečių kariai jau autentiškai, jinai yra partizaninio ir antipartizaninio kariavimo įgūdžiai. Jie neturi normalių įgūdžių ir beje ginkluotės kautis konvencinį puolimą, kai į tavo pozicijas važiuoja tankas, pavyzdžiui. Jie beveik neturi antitankinių ginklų, jie neturi aviacijos, jie neturi artilerijos, jie neturi tankų, kai Šiaurės Korėja užvažiuoja. Ir čia yra vėlgi momentas ir klausimas, kaip tada buvo konstruojama kariuomenė ir kaip kas. Nu, bet vat, tokia ta situacija yra Korėjoje. Ir iš dalies viena iš priežasčių, kodėl sakoma, kad Šiaurės Korėja taip staigiai pajudėjo perimetre, yra tai, kad netikėjo Pietų Korėja ir iš dalies amerikiečiai, kad Šiaurės Korėja puls arba minti puls tuo metu. Vieni sako, kad kai tu gyveni visą laiką prie nuolatinės grėsmės ir vis girdi sakymą, kad jau puls, 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 tu taip save užliuliuoji ir pripranti, kad tu jau pradedi nebepastebėti, kada kaip užpuls kas. Ir čia skaitydamas apie šitą konflikto pradžią, aš pagalvojau, kad čia vėlgi yra. Ar tai būtų Korėjos karas, ar tai būtų vat, Izraelio arabų karai, ar tai būtų ta pati Ukraina. Tasme, mes vėl ir vėl kartojasi ta pati situacija, kai realiai eina masė indikatorių ir signalų, kad puolimas bus. Ir tuo pačiu ta pusė, kuri bus užpulta, jos kaip ir girdi, bet ignoruoja, minimizuoja, mano, kad tai yra labiau propaganda, kad tai yra gąsdinimas, bet nebus to real deal. Ir staiga bum įvyksta. Ir tada visiems būna tikrai surprizas. Nu tai vat Korėjos užpuolimas, viena vertus yra netikėtumas, bet iš kitos pusės nėra netikėtumas, nes Šiaurės Korėjos lyderis aiškiai indikavo, kad jis norės vienyti visą Korėją. Matėsi karių telkimas pasienyje tikrai didesnis negu įprasta ir ne vieną savaitę. Signalų būta, bet kai yra užpuolama, kaip rašo istorikai, didžioji dalis Pietų Korėjos generolų net nėra Korėjoje. Vieni yra Japonijoje, kiti yra Amerikoje konsultacijose ir taip toliau. Tas realiai, kai valstybė užpuolama, jos top leadershipas karinis net nėra savo valstybėje, nes, nu, ne tai, kad atostogauja, yra išvykę į politinius susitikimus su sąjungininkais. Tai va čia irgi yra įdomi ta situacija. Ir kalbant trumpai apie amerikiečius, aš jau šnekėjau apie amerikiečius, tai nenoriu per daug dar čia įsiplėsti, bet yra keli niuansai, kurie turėjo įtakos iš tiesų, kaip masto sovietai ir kinai ypač. Pirmas penkmetis šaltojo karo ar tos tokios dinamiškos situacijos yra tai, kad va čia tikrai studentai žino sulaikymo containmento strategijas, truputėlį teko jums dėstyti, yra nusaikusis ir radikalusis tas sulaikymas. Tai pirmąjį tą gerą penkmetį dominuoja Džordžo Kinono sulaikymo idėja, kuris yra selektyvus. Tai grubiai tariant, tu negini visą perimetro, tu įsigrinini svarbiausius tam tikrus geografinius, ekonominius, demografinius taškus pasaulyje, kuriuos tu sieki išlaikyti ekonomiškai stiprius ir demokratiškai stiprius. Tai pirmiausia yra Vakarų Europa ir Japonija. Kinono ir konfrontacija su sovietais Kinono perspektyvoje yra pirmiausia per ekonomiką ir ideologiją, bet ne per karinę konkurenciją. Ir va šita pozicija jinai dominuoja karo išvakarėse ir visiškai karo išvakarėse. Ir kur yra niuansas, ir tą labai beje puikiai, vėlgi nedėjau citatos, bet tai pasakysiu, Allenas Dulesas, tas labai takingas amerikiečių tuo metu politikas, valstybės sekretorius, atsiprašau, kalboje, kuriai sako, Achesonas, atsiprašau, Dulesas, kuriai sako verslininkams sausio mėnesį 50 metų, jis labai aiškiai pasako, kaip amerikiečiai mato Ramiojo vandenyno strateginį gynybinį perimetrą. Ir jis įvardina, kad tai yra Japonija, Ryukų salos, tai iš principo Okinavo zona, Filipinai.
Net Taivanas nėra paminėtas, Koreja nėra paminėta. Nors Amerikos kariai yra Korejoje, yra Amerikos globojamas politinis režimas Korejos pusiasalyje, Koreja nėra matoma prioritetinėme sąraše, kai eina amerikiečių mąstymas apie gynybą Ramiajam vandenyne. Todėl, kai prasideda pats karas, jie yra tokie irgi biškai pasimetę, nes jie kitaip konstravo viską. Bet 50-ųjų metų balandį Amerikos politiniai mąstysenoje įvyksta lūžis. Nes yra patvirtinamas naujas nacionalinio saugumo National Security Council rezoliucija 6.8, Paul Nicas yra kuriejas, kuri pakreipė toną visai į kitokį sulaikymą. Yra teigiama, kad esmė komunizmas yra blogis, nesvarbu, kuris bebūtų, ir reikia jį tolygiai visur atremti. Kitaip tariant, mintis yra netgi tokia, kad reikėtų nustoti vien tik koncentruotis į europinį regioną, mes turime žiūrėti visur, kur yra komunizmas. Ir jeigu jis yra kur nors Vietname, darom kažką dėl komunizmo Vietname. Jeigu jis yra Korejoje, darom kažką dėl to. Ir va čia, kas yra turbūt svarbu pabrėžti, kad tai yra oficiali pozicija, kintanti pozicija ir mąstysena, kad amerikiečiai, kitaip tariant, sako, mes dabar būsim agresyvesni ginant vakarietiškas vertybės arba partnerius, nesvarbu, kur bebūtų komunizmas. Latino Amerika, Azija, Vidurio rytai, Afrika. Bet kadangi tai yra pokytis įvykstantis 50-ųjų metų balandį, tai yra, na, ta pradžia kaitos. Ir tikrai Maskva, Pekinas, netgi europiečiai sąjungininkai iki galo dar nėra užfiksavę šito lūžio pas amerikiečius mąstysenoj ir Korejos karas bus tas turbūt pirmasis testas naujo matymo ir naujo mąstymo, kad šiuo atveju, nu, tai jeigu mes balandžio mėnesį pasakėm, kad nesvarbu, kur komunizmas bando gvelbtis teritoriją ar šlapinti demokratinius principus, mes turim duoti atsaką. Štai tau realiai 3 mėnesiai, ne, 2 mėnesiai, atsiprašau, po tavo naujos politikos pozicijos arba sprendimų prieimimo, štai tau testas. Tai ką darom? Ir amerikiečiai juda į Koreją ir juda tikrai rimtais skaičiais. Kaip visada statistika gali varijuoti, bet visgi oficialesni skaičiai šneka apie tai, kad amerikiečiai Korejos kare per visą į tą laikotarpį prasuko apie 250 tūkstančių karių. Nu, tai yra nemenkas skaičius, vėlgi turint omenyje, kad Amerika tikrai ženkliai mažino tuo metu sausumos pajėgas ir, čia reikia tą atsiminti, tuo metu Jungtinės Amerikos valstijos turi šauktinių sistemą. Tai yra kariai šauktiniai. Tai nėra profesinė karinė tarnyba. Čia irgi yra, šitas konfliktas turi savo specifiką ir šiuo epizodu ir šituo kampu. Tai va, tai čia gal taip trumpai apie amerikiečius, tai tasme Korejos karas yra konfliktas, kuris realiai vyksta, gali sakyti, vieni sako istorikai, kad Stalinas dėl to yra gal drąsesnis, nes jis tikrai mato, kad amerikiečiai yra mažiau investuojantis į, sakykime, į saugumą ar į tam tikrą aštesnę retoriką, kai eina kalba apie Aziją, išskyrus Taivaną ir Japoniją. O visa kita yra, tas tarsi tai nėra Amerikos perimetre, nes ryškus pavyzdys - Kinijos praradimas. Amerikiečiai dėjo pastangas, kad Čiankašekas laimėtų, bet 40-ųjų pabaigoje jie iš principo rankas nusiplovė. Ir jie realiai, nu, žodis leido, skamba gal per daug drąsiai, bet realiai, galim sakyti, jie leido Mao Dzedunų laimėti, nes Kinija nebuvo matoma kaip tas prize per Kenano schemą, labiau Japonija ir Vakarų Europą. Ir Stalinas žiūrėdamas tas metai, jeigu amerikiečiai tikrai nieko iš esmingai radikalaus nepadarė, kad sustabdytų Mao Dzeduną periminant visą Kinijos valdymą, tai negi amerikiečiai kažką darys dėl Korejos. Ir vat kur yra tas momentas, kad šiuo atveju, kai jau sprendimai yra primami Maskvoje, Pjenjane ir Pekine dėl jau, sakykime, jau detalesnių puolimų planų, amerikiečiai atskirai nuo Korejos kontekstų, bet labiau vertindami visą globalią dinamiką, nusprendžia būti labiau įsitraukiantis į pasaulio reikalus ir labiau duodantis atkirti sovietams, nesvarbu, koks pasaulio taškas būtų. Ir va čia yra tas siurprizas, sakykime, geostrateginis, kurio nenumatė Šiaurės Korėjos lyderis ir Stalinas, nes jie tikrai manė, kad amerikiečiai nešoks į konfliktą
nedalyvaus konflikte arba tikrai nedalyvaus tokiais kiekiais, kiek paskui dalyvauja. Tai va. Ir pabaigai šitos dalies toks įdomus momentas, kad tą pačią dieną, kai prasideda karas, tai yra 25 birželio, Jungtinės tautos saugumo taryba priima rezoliuciją 82. Ir šita rezoliucija yra įdomi tom, kad jinai realiai pasmerkė Korėjos šiaurės veiksmus ir suteikia mandatą Jungtinių saugumo tarybos, sakykime taip, sukurti, na, iš principo mandatą Jungtinių tautų narėms įsitraukti į konfliktą skriaudžiančiųjų pusėje, jeigu reikės, tai yra Pietų Korėjos. Ir turint omeny, kaip dabar saugumo taryba balsuoja, sakytumėm, kur sovietų veto. O čia yra vienintelis kartas, kad sovietai nedalyvauja, nes jie boikotuoja saugumo tarybos posėdžius, nes saugumo taryboje Kinija atstovauja Taivano, Čiankaišeko atstovai ir sovietai tam nepritarė ir dėl to jų tiesiog fiziškai nėra tame posėdėje ir likusios valstybės tiesiog nubalsuoja ir nieks nevetavo, buvo susilaikiusių ir sprendimas priimtas. Sovietai savo pamokas išmoksta, ta prasme, kad jie daugiau niekada nepraleis posėdžių. Net jeigu jie nepritars kažkam, jie sėdės ir jeigu reikės vetuos. Bet ką aš tuo noriu dar pasakyti, kad šitas iš tiesų konfliktas yra tarptautinis konfliktas ir dalyvių skaičiumi. Nes finale Amerika dalyvauja ne kaip Amerika šitame konflikte, o kaip Jungtinių tautų mandatą turinčios koalicijos atstovė. Vedanti valstybė, daugiausia karių duodanti, bet tai nėra vien tik Amerikos karas. Yra Britai, yra Australai, yra Olandai, yra Prancūzų, yra Tailandas. Tasme, yra daugybės valstybių karių. Tik tais, aišku, skaičiai varijuoja ir daugumo valstybių ten siunčia gal tik šimtus. Tik tais, sakyčiau, rimtesnį kiekį duoda Britai, Australai, Olandai. Nu, bet dominuoja, aišku, tai yra amerikiečiai. Ir galim sakyti, kad tai yra visgi Amerikos karas, bet jeigu žiūrėti jau taip preciziškai, tai nėra vien tik Amerikos karas. Ir tai yra Jungtinių tautų sankcionuota karinė pagalba stabdant Šiaurės Korėjos agresiją. Tai va, tai čia toks irgi yra, na, įdomus tas momentas, kad Jungtinės tautos, na, čia irgi yra, tai Jungtinės tautos egzistuoja 5 metų, tai jos dar, kaip čia, ieško savo vietos ir turi daugiau drąsos, sakykime, vienaip ar kitaip kažką daryti. Ilgainiui jos rolė sumenks arba bus, na, nežinau, sukarikatūrinta, turbūt taip sakyčiau. Na ir dabar tiesiog greitai prabėgsiu, nes tikrai, kaip sakau, nesivelsiu į detalesnės analizės, bet tiesiog tai, kad įsivaizduotumėt Korėjas, ne, tai kur viskas, kur egzistuoja, kaip čia tas pasidalymas yra. Tai dabar 50 metų birželio 25 dieną labai greitai Šiaurės Korėja kerta 38 paralelę ir labai sparčiai juda. Nu, realiai tikrai labai sparčiai juda. Yra taip įsilaipinimo viename pusiasalyje, tai čia, sakykime, matosi geležinkelio mazgas, yra, aišku, yra ir puolama kitose pakrantėse, bet pagrindinis kryptis yra iš tiesų ėjimas pirmiausia link Seulo. Ir čia labai gerai matosi, Seulas krenta 30 birželio, tai yra 5 dienos nuo puolimo pradžios. Ir kaip matosi žemėlapyje, iš tiesų puolimas yra tiek sėkmingas, kad Pietų Korėjos kariuomenė iš tiesų traukėsi iki Pusano miesto, Ostamiesčio ir matot, koks likęs tik gabaliukas, kur stovi Pietų Korėjos kariai ir čia yra zona rugpjūčio 5, nu tai grubiai tariant, rugpjūčio 1 dienos. Tai per pusantro mėnesio Šiaurės Korėjos planas realiai greitų puolimų perimti likusi Korėjos pusiasalį yra labai stipriai realizuojamas. Ir lieka visiškai mažas gabaliukas sausumos, kur, sakykime, dar laikosi pietų korėjiečiai ir šiuo atveju Amerika irgi turi spręsti sparčiai, nes jeigu jie neįsitrauks kaip įmanoma greičiau, yra daug sunkiau įsilaipinti pakrantėje, kuri yra tau nedraugiška ir neturi to, sakykime, draugiško smėlio kranto, ne, footprint. Tai čia yra labai svarbus momentas.
Ir čia dar labiau geriau matosi, kaip vat, traukiasi ir dar siaurėja, tasme, rugsėjo mėnesį vat, iš visų dar labiau susitraukia ir visai, tasme, vis labiau ir labiau ta teritorija, kurią valdo pietų korėjiečiai, jinai yra mažėjanti. Čia yra rugsėjo, galim sakyti, vidurys, jo 10 rugsėjo. Ir dabar mes turime rugsėjo 26 dieną, rugsėjo 15. Nes rugsėjo 15 dieną, kas prasideda, tai vat mes turime Inčono įsilaipinimą, tai vat, sakykime, amerikiečiai daro dvigubą visą ėjimą. Vienas yra įsilaipinimas Inčone, kitas yra pietų korėjiečiai su amerikiečiais eina iš tos apsupties ir tasme realiai kas įvyksta, amerikiečiai sugeba realiai sujungti su savo sąjungininkais pajėgumus ir jie atkerta šiaurės korėjiečius nuo savo šalies, savo tėvonijos logistiškai. Tasme, realiai dabar jau šiaurės korėjiečiai yra apsupami ir jiems dabar reikės atsimušinėti, nes va čia įsilaipinę amerikiečiai realiai, nu tiesiog kerta per pusę. Ir jau tai apie šitą operaciją mes ir pakalbėsim labiau grįžę po vasaros atostogų ir tai yra tikrai labai sėkmingas amfibinis išpildymas operacijos ir mes, jeigu čia yra rugsėjo 15 įvykiai, mes jeigu jau esame, va čia matau, spalio 26, tai spalio 26 matote Seulas. Ir žiūrėkite, kaip sparčiai vėlgi amerikiečiai ir pietų korėjiečiai, bet aišku, pirmiausia amerikiečiai, kaip sparčiai juda į šiaurę ir jau perima Šiaurės Korėjos teritoriją ir priešakiniai vienetai pasiekia Jalau upę, kas yra realiai fizinė siena tarp Kinijos ir Šiaurės Korėjos. Jalau upė istoriškai yra istorinė siena tarp Korėjos ir Kinijos nuo labai gilių senų laikų. Ir kiekvieną kartą, kai kas nors nedraugiškas Kinijai pasiekdavo šitos upės zoną arba grasindavo, čia būdavo iš karto konfliktas. Ta gavo patyrė Japonai 16 amžiuje, kai jie bando ir įsilaipina Korėjoje ir kariauja, tą suprato ir Mandžiūrija. Nu, vienu žodžiu, Jalau upė yra Rubikonas kinams. Kas priartės, netoleruosim ir kirsim atgal. Ir šiuo atveju amerikiečiai varo į priekį ir kaip matote, aišku, visgi priešakiniai vienetai, jų nėra daug, jie labai savim pasitikė. Ir kur yra problema, tai vat mes artėjame tų pačių metų, jau yra gruodis, vat gruodžio 15 diena ir mes matome Kinijos įsikišimas, kaip sparčiai stumia amerikiečių pozicijas ir mes štai turime apatinę mėlyną liniją, gruodžio 15 dienos poziciją, iš principo Kinija per pusantro mėnesio, daugiau truputėlį, atstūmė amerikiečius plius minus iki 308 paralelės. Vat ties 308 paralelę ir sustoja. Tai reiškia, kad jeigu mes pradedam birželio 25 dieną Šiaurės Korėja puola ir pajuda realiai iki pat apačios Korėjos pusiasalio, tada po poros mėnesių, beveik kelių mėnesių, amerikiečiai įsilaipina ir nustumia korėjiečius iki pat jų sienos su Kinija viršaus ir faktiškai išveja komunistus iš Korėjos pusiasalio. Tai tada per porą mėnesių Kinija sugeba atkariauti Šiaurės Korėjos teritoriją ir būti vėl prie Pietų Korėjos sienos ir realiai vėl įžengti į Pietų Korėjos teritoriją. Ir kaip mato, tasme visai stipriai įžengti, nes mes jau mato, yra gilesnis įimas, Seulas yra prarandamas vėl. Čia mes turime 51 metų sausio 24 liniją, tą vėlgi apatinę mėlyną liniją. Seulas vėl krenta. Tasme, Seulas yra prarandamas antrą kartą per realiai pusmetį. Nu ir tada amerikiečiai kontratakuoja ir atstumia kinus, nes kinai irgi persitempia ir realiai, kaip matot, pasiekė 308 paralelę, Seulas yra išvaduojamas. Ir mes plius minus baigiam 51 metais, bus dar pasistumdum, bet didžioji dinamika mūšio laukia plius minus sustoja 51 metų balandį gegužę ir tada jau prasideda labiau karinis stumdymasis aplink 38 paralelę. Kaip sakoma, kilometras į viršų, kilometras į apačią,
Ir taip jie stumdysis ateinančius 2 metus. Ir ta dinamika sumažės. Bet pirmi, sakykime taip, 9 mėnesiai, netgi 10 mėnesių, mato labai didžiulę dinamiką mūšio lauke, kur tiesiog Koreja yra perinama vieną kartą nuo šiaurės į pietus pilnai, tada iš pietų į šiaurę pilnai, tada iš šiaurės iki vidurio Korejos ir tada iš pietų iki vidurio. Nu, toks yra tikrai teritorinio to vaikščiojimo nemažai. Ir tikrai yra dinamikos. Dėl to sakyt, kad Korejos karas yra sėslus karas, a, tai vėlgi antra dalis karo taip, pirmieji metai visgi reikia pripažinti yra labai dinamiški, kur sakoma ir neaišku, kas iki galo bus laimėtojas, o paskui galiausiai viskas sustoja 338 paralelė, nes nu, apsiramina visos pusės, jos pamato, kad, sakykime, iš principo rimtas eskalavimas konfliktų. Tada vat ir yra 51 metais Omaras Bradley, vat sakykime, 51 metų, man neklystų, kovo pabaigoje ir yra klausimas kongresmenų. Tai dabar žiūrėkit, ne, jie mus nustumė, mes juos nustumėm, jie mus vėl nustumė, mes juos atstumėm ir dabar dar turim dinamikos, ar mes ruošiam dar vieną kontrataką ir daužiam laukų kinus ir įžengiam su kariniam priemonėm į Kinijos teritoriją. Ką tu kaip aukščiausias generolas, kokį tu matai situaciją, kokią tu duodi rekomendaciją mums kaip politikos priėmėjams, sprendėjams. Ir jo pozicija yra, tai būtų klaida. Taip su kinais mes kariaujam, bet turim kariauti Korejos pusiasalį, vadinasi, neeskaluojam į aukštį, kareivių kontingentų nedidinam ir tikrai nebombarduojam Kinijos teritorijos, o apsiribojam kariniais veiksmais Korejos pusiasalį. Tai vat matant tą dinamiką, amerikiečių politikų klausimas yra natūralus, nes Amerika turi apsispręsti, ar varom vėl aukštesnę pavarą, ar labiau apsiraminam ir tada jau tiesiog atkovojam tai, kas buvo Pietų Korejos iki karo, o paskui jau žiūrim pagal situaciją. Tai va, tai toks tas gal karybos, tarptautinių santykių istorijos, strategijos istorijos šiandien mano paskaita, sakyčiau, bet tikiuosi tiko, šiandien aš savo plius minus kalbėjimą jau baiginėju, tai jeigu dar turite klausimų, galim padiskutuoti, o apie detalesnės operacijas jau karinės tai tikrai rudenį, nes manau, Inčono įsilaipinimas tikrai yra vertas dėmesio ir būtina studijuoti visiems, kas nors kiek domisi karo meno istorija. Taip, ar yra klausimų? Tyla eterį, visi pavargę, vasara, birželis. Tai, kadangi klausimų nėra, tai tada šiandieną, va, matau, antras Korejos karas, jeigu. Oi. Tasme, Vaidai turiu minį, kaip jis vyktų, nes kokio tikėčiausi, jo, čia geras pastebėjimas. Nu, problema yra tai, kad dabar yra demilitarizuota zona tarp Korėjų abiejų, kuri yra žiauriai, nu, kaip čia, fortifikuota, užminuota, vadinasi, bet koks spartus judėjimas per tą teritoriją yra probleminis, bet aš sakyčiau, kad Pietų Korėja niekada neįsijos puolimo, nežinau, nebent turėtų pasikeisti labai įdomiai režimas ir turėti ten ultra, nežinau, radikalus nacionalistus ar dar kažką ir Amerika turėtų grandis atleisti. Tai aš labiau įsivaizduoju, kad jeigu ir bus karas, tai bus visgi Šiaurės Korėjos pirmiausia inicijuotas. Ir pagal visas indikacijas, kaip jie elgesi, kaip jie ginkluotę kūrė, tai visgi būtų visgi labiau pirmiausia rimtas raketinis apšaudimas, nes Šiaurės Korėja tikrai stipriai investuoja į raketinius pajėgumus. Kaip jie galiausiai pasiūstų sausumos pajėgas, ar tai visgi per demilitarizuotą zoną kažkaip išminavus tam tikrus koridorius, ar būtų laipinamas į pakrantę per amfibinį veiksmą. Turint omeny, kaip Šiaurės Korėjos lyderis prieš porą savaičių susinervino dėl karinio laivo nuleidimo į vandenį fiasko ir kiek yra investuojama į jūrinį pajėgumą Šiaurės Korėjoje, tai tikrai yra tam tikra indikacija, kad veiksmas vandenyje arba iš vandens į sausumą tikrai yra labai rimta dėlionės dalis pas Šiaurės Korėją. Tai
Ir manau, kad jie irgi geri yra istorijos studentai ir kaip žiūri, tasme, jeigu MacArthuras savo laiku galėjo išsilaipinti krantą ir padaryti rimtą amfibinę operaciją, kodėl jie negali to padaryti. Bet tai raketinis apšaudimas, daug kibernetikos. Mes turim taip pat tą suprast, kad Šiaurės Koreja yra viena stipriausių pasaulyje kibernetinės karybos srityje. Deja, blogąją to žodžio prasme, bet jie yra geri. Ir tikrai čia būtų buvusi tų dalykų. Tai va, tai turbūt aš sakyčiau raketos, cyberis, o demilitarizuota zona, nežinau, čia vat, biškai pasiduodu su fortifikatų zonų kirtimu, bet tai yra. Ir aišku, atsiminkim, kad dabar ir amerikiečių vis tiek yra nemažas kontingentas saliginai Pietų Korejoje, tai vėlgi tai yra kitoks lygis, kita kokybė, bet nu, geriau nereikia ten karų. Gerai, kaip keisusi MacArthur įtakai nebūtų buvęs atleistas? Įtaka pačiam karui ar įtaka Amerikos gyvenimui, nes MacArthuras buvo labai, nu, ne tai, kad įtakingas, bet labai populiarus. Yra netgi manoma, kad jis buvo vien tarp tų pirmųjų žmonių, kuriuos būtų galima vadinti celebričiais. Ir jis buvo populiarus tarp eilinio paprasto amerikiečio ir Trumanas iš dalies visą laiką žiūrėdamas į MacArthurą matė konkurentą, jeigu ne savo, tiksliau savo negalėjo matyti prezidento rinkimuose, bet kaip konkurentą kitam demokratų kandidatui, kai bus rinkimai. Ir dėl to, na, MacArthuro toleravimas arba atleidimas iš kariuomenės visą laiką buvo žiūrimas ir iš vidinės politikos dinamikos ir visi tikrai bijojo, kad MacArthuras, na, eisi kandidatuoti. Ir po teisybė nesu tiek susipažinęs su ta vidaus istorija, ar MacArthuras buvo perkalbėtas, ar jis tiesiog prarado apetitą, nes, na, respublikonai galiausiai nominuoja buvusį generolą, bet Eisenhowerį, kuris yra nusaikesnis, ramesnis ir kuris labai tvarkingai laimi, na, sakykime, prezidento rinkimus prieš demokratų kandidatą. Tai ir užbaigė demokratų valdymą nuo 30-ųjų plius minus metų. Tai va, tai MacArthuras, sakyčiau, jis buvo senamadiškas generolas, jis yra puolamojo tipo generolas, jis būtų vis tiek norėjęs lysti tolyn į Šiaurės Koreją, bandyti pasiekti Kinijos perimetrą, nesvarbu, kad vienas ar kitas bandymas nepasisekė. O jį pakeitęs, pavyzdžiui, Metijų Rigvėjus jau yra labiau toks sisteminio metodinio kariavimo ir labiau artilerijos naudojimo generolas, visiškai kitokio stiliaus. O MacArthuras buvo offensive, jis buvo puolantysis generolas, kaip Pattonas. Tai va, tokia situacija. Ir čia matau su Amerika. Jo, nu tai iš principo, vat, iš tiesų čia yra geras situacija su Amerika, kai dabar jinai yra vienam fronte ir kitam, tai tos dilemos, kaip sakau, Amerikos buvimas tarp dviejų vandenynų ir vienam ir kitame įsipareigojimai turėti ginkluotas pajėgas ir paramą sąjungininkams, ir realiai tos dilemos yra ir šiandien, ir iš dalies amerikiečiai turbūt darydami tam tikras išvadas iš istorijos, jie ir nori mažinti savo buvimą Europoje, nes tasme jie nenori turėti tų tokių dilemų, kokias turėjo Trumanas ar kiti prezidentai, tasme, kaip persiplėšti, būti ir Europoje, ir Azijoje, kur turi galimą konfliktą ir vykstantį konfliktą. Tai dėl to jie iš dalies dėja ne mūsų džiugesiui, nu, jie aiškiai signalizuoja, kad amerikiečių buvimas Europoje sumažės. Jis nedings, jis neišnyks, bet jis sumažės. Ir kitą savaitę vykstantis NATO summitas, manau, kad gali būti ta erdvė, kur bus ir pasakyti gal tam tikri skaičiai, kad amerikiečiai gal tam pradės palaipsniui mažinti tam tikrą karių dislokavimą Europoje, perspėjant sąjungininkus ir duodant laiko sąjungininkams tam procesui pasiruošti. Tai va, apie šiaurės korėjiečius, ko išmoko šiaurės korėjiečių Ukrainoje su galimais veiksmais Korejoje. Nu, aš taip liaudiškai pasakysiu. Šiaurės Korėjos kariai tiesiog įgijo karinės patirties, nes iki šiol tai jinai buvo tik pratybinė. Tasme taip, daug korėjiečių žuvo, bet jie iškart, jie patyrė, jie pamatė, ką reiškia, kai tave puola atakuoja dronas, kaip gintis nuo dronų, kaip naudoti droną. Ir jie tiesiog įgijo kovinės patirties. Tai šiuo atveju Šiaurės Koreja, na, sakykime, turi, tasme,
Ir gali sakyti, aišku, ar ateities karas bus kaip Ukrainoje, tai čia yra viena, bet esmė, kad Šiaurės Koreja finale baigs tom, kad turės karių ir karininkų, kurie dalyvavo realiai tikrame kare, naujausiame kare, didesnių valstybių kare, kuriame yra naudojamos naujausios taktikos. Na, tai tie dalykai, aš manau, kad korėjiečiai pasidarys tam tikras išvadas ir mokysis iš to. Tai nėra gera žinia Pietų Korejai, ta prasme, tai vėlgi ne tai, kad Pietų Korejiečiai dabar jau bus užpulti, bet kad Šiaurės Koreja turės didesnį turbūt know-how, kaip vyksta tikras karas ir tikras kariavimas ir turės žmonių, kurie jame dalyvavo, na tai duoda tam bent jau tam tikrą santykinį kokybinį pranašumą Šiaurės korėjiečiams trumpuoju laikotarpiu. A, o dabar taip, kas čia brandoliniai. Čia panaudojami brandoliniai ginklai. Ai, čia tais laikais, ne, Vaidai, tu klausi apie Tai iš tiesų, aš dabar dėl branduolinių ginklų daug nepasakysiu, bet tikrai žinau, kad amerikiečiai beje to karo pradžioje, tasme, irgi ne vežimais veža branduolinį ginklą, turi jo ne per daugiausiai. Tai tasme, kai MacArthuras pradeda šnekėti apie ginklo panaudojimą, Amerikos valdžia, tasme, viena vertus mano, kad čia tasme net tokio lygio karas, kad reiktų branduolinį ginklą mesti, bet iš kitos pusės jie taip pat skaičiuoja, kiek jų turi jų. Ir, ir kad, na, kaip čia, jeigu naudotume ribotą resursą, ką su juo daryti. O dabar, jeigu kalbam apie šias dienas, nu tai klausimas yra, jeigu Koreja šiaurės puola Pietų Koreją ir kokiu tikslu. Tiesiog nušluoti Pietų Koreją, bet perimti jos teritoriją, jos resursus, jos žmonės ir tada būti tiesiog teritoriškai didesnė valstybė. Tai jeigu taip, nu, tu turbūt nenorėsit savo būsimos valdos bombinti brandulinių ginklų arba bent jau tada tikrai kokiu nors turi būti taktinis ir teršiantis mažą teritoriją kaip tokią. Nes, nu, arba tau tada yra 100 metų, kas bus su Pietų Korejos teritorija, svarbu, kad jos nebūtų. Tada jo, tada tu gal ir mąstai apie branduolinį ginklą, bet kuriuo atveju, beje, kalbant apie mūsų paralelės, savotiškai verta pamastyti ir pažiūrėti, ir aš manau, kad Lietuva, žinau, kad diplomatinių kanalų keliu tikrai yra didinami ryšiai su Pietų Koreja ir gynybos atašė, ir diplomatinis atstovavimas, nes Seulas yra labai arti sienos, taip kaip Vilnius yra arti sienos. Ir tikrai manau, kad taip kontekstai įvairūs ir skirtingi, bet manau, kad mums visai būtų neprošal labiau pasidomėti, kaip ir mūsų karininkijai, labiau vadams įeiti jau detalesnius padiskutavimus, kaip yra mąstoma apie Seulo gynybą nuo galimo Šiaurės Korejos puolimo ir mąstant apie tai, kaip reiktų Vilnių dengti, kuris irgi yra labai arti priešo sienos. Tai čia tiesiog mano dabar vat, ant smūgio toks pamastymas, kur mes galim rasti sąlyčio kontaktą su korėjiečiais ir šiandieną, kalbantis apie, sakykime, karybą ir gynybą. Na, dėl Vietnamo ir Korejos karo yra skirtumas visgi. Skirtumas yra tas, kad su Korejos karu jis visgi yra valstybinis karas. Tas Šiaurės Koreja labai akivaizdžiai užpuola ir vyksta ne partizaninė forma, jis vyksta konvencinė forma ir, ir ta intensyvioji fazė yra tik metų fazė, ne? Ir paskui tai yra labiau tos sėslioji, taip, kariai žuvo, bet jau vis tiek yra. Paskui vat, ir tas visas MEŠ serialas yra apie tą sėslėje fazę. Vietnamo karas yra truputėlį visgi klampesnis ir painesnis. Ten tas užpuolimas pietų Vietnamo yra labiau, nu, yra ir konvencinių, bet labiau tas toks partizaninis kariavimas, patruliavimas džiunglėse, kur priešo nematai, nežinai, kitoks reljefas. Bet turbūt visgi didesnis pokytis yra tai, kad su Korejos karu Amerikos valdžia visgi turi aiškesnę poziciją, kaip jie mato wrong war, wrong place ir panašiai. Su Vietnamo karu, kaip mes dabar jau žinom, Amerikos valdžia iki galo nežino, ko jinai nori iš to karo. Jinai tikrai labai stipriai meluoja Amerikos visuomeniai, kaip ten paskui paaiškėja, kai nutekina informaciją Washington Postas, tie vadinamai Pentagon Papers. Ir tada visi tie protestai nuo šiam 8 metų, kur, sakykime, nes, nu, iš principo,
po teit puolimo 68 metų pavasarį, ankstyvą pavasarį, ne, nu tai amerikiečiai užduoda klausimą, tasme, mums sausio mėnesį sakė, kad Vietnamo kariuomenė šiaurės toj subirės, blemba, po 2 mėnesių jie daro maksimalų puolimą per visą perimetrą. Tai kas čia meluoja mums, ką daro, ne? Tai yra labai, ir plus yra kitokia Amerika. Mes turim suprasti, kad 50-ųjų metų Amerika, jinai yra labiau antikomunistinė, makartizmas yra ant bangos, kuris, sakykime, labai stipriai yra toleruojamas, palaikomas, kur yra ieškomi komunistų šnipai tarp rašytojų, Holivudo aktorių, visuomeniai ir tasme yra labai aiškiai žinutė, tasme, komunistus reikia mušti visur, kur tik gali. Ir vat Korėjos karas šitame kultūrinėme kontekste atrodo kaip teisingas dalykas ir teisingai darom. Vietnamo karo epocha jau jinai yra kitokia. Yra kitokia visuomenė, yra kitokios nuostatos, visgi per tą, sakykime, taip, 50-osius ir 60-ųjų pradžią pasikeičia ir Amerikos visuomenės santykis su valstybe, ir jaunimas kitoks užauga. Nu, tai yra skirtingi laikai, skirtingas toleravimas aukų, skirtingas požiūris visuomenės į tarnybą kariuomenėje, sakykime labai paprastai. Elvis Preslis eina tarnauti kariuomenę. Rinkodarinis triukas taip, bet jis tarnauja. Ir jis tarnauja 50-ųjų Amerikos kariuomenė. 60-aisiais metais, nors yra šauktinių kariuomenė, celebričiai nesiveržia tarnauti kariuomenę ir iš to kurti savo karjerą ar gelbėti savo karjerą, sakykime taip, kaip padaro Elvis Preslis iš tiesų. Tai va, tai yra truputėlį, tai yra kitokie tie kontekstai. Bet savotiškai tas vat, negatyvesnis karas Vietnamas, gal dėl to, kad jis tiek iššaukė masiškesnius visus procesus, labiau ir fiksavosi Amerikos visuomenės galvose negu Korėjos karas. Ir Vietnamo karas tikrai truko ilgiau. Tasme, visgi mes kaip bežiūrėtumėm, nuo 65 iki 75 metų, nuo aktyvioji fazė tokia amerikiečių 73-65, sakyčiau, su bangavimais, Korėjos karas, nu, 3 metai ir viskas. Tasme, ir realiai paskutinis jau ten pusmetis yra labiau jau tikrai ugnies apšaudimų mažėja ir diplomatinis procesas yra įsibėgėjęs. Tai gerai, kolegos, šiandieną tikrai turbūt jau baigsiu. Palinkėsiu visiems geros vasaros. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad dalyvavot. Ir susitiksim tada jau rudenį ir, kaip sakiau, startuosim rudenį nuo atominės karybos, arba tiksliau, kaip amerikiečiai šiandien vertina istoriškai atominio ginklo panaudojimą prieš Japoniją ir kokias įtampas ir kontroversijas jie patiria tarpusavį diskutuodami, nes tikrai yra įdomių dalykų, tokių, kur kartais net nesusimastai, arba kol nepagyveni Amerikoje, arba kol nepasiklausai, ką amerikiečiai pasakoja. Tai va, tai ačiū labai, gražios vasaros, pailsėkit. Ačiū Jums labai. Baigiam.